Priešingai negu savyje užsidaręs, viskuo nepatenkintas ir atrodo niekaip to nebandantis keisti Manekas, Slyva yra tas bičas, kuris nesvarbu, kaip jam eisis rungtynės, jis šoks ant kiekvieno kamulio. Gaila, kad Europoje nėra nubėgtų kilometrų per rungtynės statistikos, bet aš net neabejoju, kad Maneko ir Slyvos vidurkiai skirtusi kaip diena ir naktis. Vyksta metimas, Dustinas bėgs arčiau krepšio, sprintuos nuo tritaškio, kad ir jeigu reikės, ir bandys surasti atšokusį kamulį. Net jeigu ir nepavyks, jis pabandys išmušti kamulį tik ką sugavusiam žaidėjui iš rankų ir ką gali žinoti, gal vat išprovokuosi tokią pražangą puolime, kaip čia buvo Tavaresui. Yra priežastis, kodėl jis buvo bene daugiausiai kamuolių Europos taurėje perimantis bičas bei vienas iš geriausiai dėl atšokusių kamuolių puolime kovojantis žaidėjas. Jo tiesiog yra pilna visur, jis visada aktyvus ir jis nestovi vietoje. Gerai, ką dar Slyva duoda puolime ir ką duoda Žalgiriui? Pakalbėkime apie jo aikštelės plėtimo ir metimo sugebėjimus. Dalyką, dėl kurio trūkumo Žalgirio puolimas kenčia jau ne pirmus metus iš eilės. Jei tu padėsi nuo Dustino, jisai gali pataikyti iš toli, ko Žalgiriui super trūko be Maneko, kuris prapuolė ant suolo, ir su Ulanovu, kuris turėjo labai daug laiko praleisti ketvirtoje pozicijoje.